Esame Kaišiadorių rajone, ūkininko Gedimino Janonio žieminių rapsų pasėlyje. Sėja buvo atlikta nuo rugpjūčio 21 iki 24 dienos ir šiandien yra rugsėjo 3 diena. Rapsas jau turi skilčialapius ir greitų metų pasirodys tikrai lapeliai. Šiais metais, kaip visoje Lietuvoje, buvo didelė problema, tai perteklinis drėgmės kiekis. Technika labai daug suslėgė, išvažinėjo dirvos. Mikroskopiniai grybai vieni efektyviausių priemonių, kuri gali atstatyti dirvos struktūrą. Tai yra didinti dirvožemio poringumą, agregatų dydį, kaupti maisto medžiagas, didesnį kiekį formuoti organinės anglies, gerinti organinės anglies ir azoto santykį. Dėl to ūkininkas pasirinko naudoti Bioversio Organic produktą. Iš rudens žieminiams pasėliams labai reikalingi tokie elementai kaip fosforas ir kalis tinkamam peržiemojimuui. Pagrindinė problema yra ta, kad tiek fosforas, tiek kalis yra labai lėtai judantis ir iš mineralinių ypatingai trąšų jie yra labai lėtai tirpstantis. Norėdamas spręsti šią problemą, ūkininkas pasirinko naudoti produktą Grow, kuriame esančios bakterijos tirpins fosforą ir kalį tiek rūgštinime, tiek šarminime dirvožemyje. Taip užtikrins augalo veikimą ir pasiruošimą žiemojimui.